Į savo viešą portfelį S&P 500 ETF įsidėjau dar 22 rudenį doleriais ir komentaruose iškart pasipylė: Emili, čiagi papildoma valiutos rizika, ieškok eurinio varianto. Nuo tada praėjo daugiau nei 3 metai, doleris per tą laiką ir kilo ir smuko, bet skirtumas mano gražai tarp to paties fondo doleriais ir eurais yra lygus visiškam nuliui. Ne vieno cento. Nes valiuta šalia kainos tik lipdukas ant etiketės. Variklis po kapotu tas pats. Viduje tie patys keli šimtai amerikietiškų įmonių ir lygiai ta pati rizika, kad ir kas parašyta prie kainos, nes galbūt nepasižiūrėjote į pačią ETF parametrų. Šiandien parodysiu, kodėl to eurinio varianto medžioklė tavęs nuo dolerio visai neapsaugo. Tai kaip ir nuramina ir į ką iš tikrųjų reikia žiūrėti, kol dar nenupirkai. Jeigu jau įdomu, spausk like, subscribe ir keliaujam su šiandienos epizodu. Dar gal trumpam subalamutinsiu, atsidarysiu savo portfelį ir parodysiu, kad ir dolerinį variantą turiu, ir eurinį variantą turiu. Tai šitas pasirinkimas eurais, šitas pasirinkimas doleriais ir blemba abudu pliuse. Dabar iškart svarbu, nesu tavo finansų patarėjas, dalinuosi tuo, ką pats darau, kaip matote ekrane, bet koks investavimas yra susijęs su rizika ir sprendimą priimk pats su savo situacija. Pradėkime nuo paprasčiausio, kai brokerio platformoje matai, kad ETF kaina rodoma JAV doleriais, dažniausiai tai reiškia vieną vienintelį dalyką, kad kaina parašyta doleriais, ne eurais, ne svarais. Ir viskas. Fondas netampa nei pavojingesnis, nei kažkoks blogesnis vien dėl to, kad šalia kainos matai prierašą USD. Tai priemonės USD, priemonės eurais. Tai jeigu fondas laiko Apple, Microsoft, Nvidia ir tūkstančius kitų įmonių, svarbu ne valiuta ant kainos, o kas ir kokiais kiekiais guli to fondo viduje ir pagal ką matuoja. Būtent todėl, kai matai tą patį fondą, dolerinę ar eurinę versiją, tai ta pati prekė su tiesiog kita etiketė. Fondo vertė skaičiuojama viena valiuta, o ta dolerinė ar eurinė kaina biržoje tai yra ta pati vertė, tik peržiūrėta per to momento kursą. Todėl ir grąža abiem atvejais identiška. Vėl galbūt jūs doleriais pamatysite daug didesnę grąžą tam tikrų momentų ir eurais mažesnę. Bet jeigu jūs tą dolerių valiutą išverstumėt į eurus dabar, tai tikėtina, kad jūs identiškoje situacijoje dasibaigtumėt. Bet vienas praktinis niuansas vis dėlto yra. Į brokerio sąskaitą tu persivedi eurus, o pirkinius reikia daryti arba doleriais, arba svarais, arba bet kokia kita valiuta. Vėl, galbūt ir tais pačiais eurais. Beveik kiekvienas brokeris už tą konvertavimą iš eurų į dolerius, kaip pavyzdys, paima nedidelį valiutos keitimo mokestį. Jis nėra kosminis, tačiau tarp brokerių skiriasi, tad šitą vietą verta pasitikrinti iš anksto. Ir tai realybėje yra toks vienas pagrindinių skirtumų tarp dolerinio ir eurinio pirkimo, jeigu perkam tą patį fondą. Dabar čia ne rizika grąžai, čia yra vienkartinis mokestis. Būtent todėl mano portfelėje tas nulis ir buvo nulis. Dabar pats svarbiausias posūkis, nes čia daug kas nusprendžia, kad valiutos iš rizikos išvis nėra. Susimokėjai kelis centus už konvertavimą ir laisvas. Dėja, ne taip paprasta. Valiutos rizika egzistuoja, tik ateina ji ne iš to, kokią valiutą pirkai, o iš to, kas guli paties fondo viduje ir kaip jis yra vertinamas. Didelė dalis pasaulio akcijų fondų savo sudėtyje turi labai daug tų pačių JAV verslų. Vien 500 didžiausių Amerikos įmonių, tas pats S&P 500, sudaro maždaug pusę visos pasaulio akcijų rinkos vertės. Labai abejoju, kad portfelė savo išvengia šitų pozicijų. Paimkim vieną populiariausių viso pasaulio akcijų indeksų – FTSE All World. Suveskim tiesiog per praktiką ir pasižvalgykim, kaip tai veikia. Paimsim didžiausią accumulating versiją, Vanguardo pasirinkimas. Jį įeina 3739 skirtingi verslai. Jeigu aš nukeliauju į apačią, mes turim United States, Japan, Taiwan, South Korea, United Kingdom, taip toliau. Turim skirtingus sektorius, turim daug skirtingos informacijos. Vienas dalykas, į ką reikėtų atsižvelgti – currency unhedged, fund currency, USD. Tai aš šiuo atveju galiu pirkti, pasižvalgęs žemyn, kur čia bus dabar tie pasirinkimai, eurais, doleriais, svarais, šveicariškom kronom, man rodos, ir tais pačiais eurais. Tai reiškia, visi šitie pasirinkimai yra skirtingom valiutom, bet jie visi matuojami pagal tą patį dolerį, nes fund currency yra doleris. Tai į ką jums reikėtų žiūrėti labiau yra būtent pačio fondo currency. Ir per šitą mes galime suvaldyti tam tikras rizikas arba prisimti papildomų rizikų būtent iš valiutos pusės. Bet ne per tai, ar tas fondas būtent perkamas eurais ar doleriais, neatsižvelgiant į patį fondo vidų. Ir dabar jeigu aš norėčiau būtent šitą nusipirkti, tai kaip pavyzdys. VWCE, standartiškai, etc.
Šiaip lengviausia rasti visus pas brokerį įmanomus, dažniausiai jie visi nebūna prieinami, būna prieinami kokie patys populiariausi iš didžiausių rinkų, kad būtų pasirinkimas tiesiog. Nu, tai galit matyti. Išimu šitą, antras ir trečias. Nu tai dabar šitas yra svarais, šitas yra doleriais, šitas yra eurais. Aš investuoju į tą patį pasirinkimą, tiesiog skirtinga verte. Ir tai pririšta prie skirtingos etiketės. Ir vėl, valiutos kainos tikrai svyruoja. Čia galima pasižiūrėti per ilgesnį laikotarpį, jeigu norėsit, USD, euro, exchange rate, paimsim ilgesnį laikotarpį, galit matyti, tai į viršų, tai žemyn, tai į viršų, tai žemyn. Tas tikrai egzistuoja, tai ne teorija. Ir ne kartą yra būta tų plus 10%, minus 10% ir į vieną ir kitą pusę. Nu, tai galit pagalvoti iš pačių žemimų vienoj pusėje, į pačias aukštumas kitoj pusėje ir tas pats, taip sakant, žemyn, bet dažniausiai tai nebūna tokie milžiniški šuoliai visą laiką, tai yra aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Ar juos nuspėt galėtumėt? Aš manau, kad ne. Pavyzdžių, kai matot pilna. 8 metų krizė, 2000 metų krizė, visiškai du skirtingi parametrai, kur čia pandemijos pavyzdys. Čia kažkur tai turėjo būti 20 metų kovas, January, February, 5 metai jau nerodys. Šakės kaip keista, jau 5 metai neberodo pandemijos. Mintis, kad neatspėsit, kuri krizė ką padarys ir kaip paveiks šitą pasirinkimą. Ir tie šuoliukai tikrai egzistuoja ir galit matyti jų nemažą kiekį. Tai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę tai tikrai keliauja, bet logiškiau bus turėti fondus su skirtingom valiutom viduje, negu atvirkštinį variantą. Ir dar dalis, kad jeigu šito dar per mažai, tai kai mes investuojam į, sakykime, fondą, kuriame 57% yra Amerikos. Visos šitos kompanijos, taip sakant, jos pagrinde uždirbinėja tais pačiais doleriais ir jos savo srautus irgi vertina per tos pačius dolerius. Tai negalit argumentuoti, kad nepajusit to efekto, kai virš 50% jūsų pajamų atkeliauja būtent iš šito fokuso. Ir čia vėl miksas, kurio tiesiog negalim atsisakyti. Ir reikia nepamiršti tokių irgi kelių dalykų apie tą pačią JAV, apie tą patį Amerikos dolerį ir jo tokį dominavimą. Tai yra pagrindinė pasaulio rezervinė valiuta. Viso pasaulio centriniai bankai doleriais laiko daugiau nei pusę visų savo užsienio valiutos rezervų. Ne veltui. Ir čia vėl maždaug 57% ir tas skaičius laikosi panašiuose vėžiuose ne vieną dešimtmetį. Ir antrą dalyką, kurį reikėtų atsižvelgti, kad doleriai sutartinai atsiskaitoma už naftą, brangiuosius metalus ir daugybę kitų žaliavų. Ne veltui tas naudojimas yra tokio lygio ir tiek daug turto yra priskirta prie būtent šito vertinimo. Tai yra stabiliau negu dauguma valiutų, kurios egzistuoja apskritai likusiam pasaulyje. Ir trečia, Amerika yra, kad ir kaip įvardintum ir kokias nuomonės turim apie ją, galingiausia pasaulio ekonomika, o jos korporacijos sudaro apie pusę visos globalios biržos. Šiaip bendrai dar šalis su didžiausia armija. Tai tikimybė, kad doleris taiga visam laikui pranyks ir ar praras svarbą, labai maža. Jei kažkas tokio nutiktų per kelias savaitės, mes jau kalbėtume ne apie krizę, o apie visos finansų sistemos griūtį. O tokiu atveju jau beveik jokia turto klasė nebūtų saugi. Tai kada valiuta iš tikro tampa labai svarbi? Beveik viskas priklauso nuo vieno dalyko - nuo laiko. Jeigu investuojat metams arba 2, fondas labai amerikietiškas, turi tik tai dolerių pasirinkimą, per tokį trumpą langą valiutos svyravimai gali skaudžiai kirsti. Pamatėm pastaraisiais metais. Bet jeigu kalbame apie 20-30 metų, trumpalaikiai šokinėjimai nublanksta, nes mes periodiškai toliau investuojam. Per 2 ar 3 dešimtmečius, taip sakant, euro dolerio banga nekarta tai kyla, tai leidžiasi ir matėm tai irgi nagrinėjant tiesiog Google. Per doleris istoriškai linkęs atsisakyti, bet net profesionalai ilgam mieliau renkasi ir pasaulinius, ir grinai JAV akcijų fondus, kad kombinuotų truputį ir rizikas iš savo pusės. Ir grįžkim prie mano pavyzdžio, jeigu aš renkuosi VUAA, kas yra mano portfelėje, patys matėt šiuo metu ten apie, kur mes kalbam, apie 10 000 poziciją, tai šiuo atveju jis yra pririštas, tikriausiai nenustebinsiu, prie dolerio. Jeigu aš renkuosi SPIL, išbraukiau vieną, tai yra tas pats S&P 500, tiesiog State Street priklausantis, tai čia tikriausiai irgi nenustebins, kad tai yra tas pats USD. Ir kiekvieną iš jų mes galim pirkti tiek eurais, tiek doleriais, tiek svarais ir tai išliks tas pats pasirinkimas, tiesiog turėsim skirtingą etiketę. Tai neturėtų jūsų atgrasinti nuo investavimo.
Jeigu dar neinvestuojat, paskatinsiu atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, nuoroda apačioje, taip pat QR kodukas ekrane. Tai bus dar vis geresnis sprendimas negu panikuoti dėl bet kokio dalyko, dėl ko galima panikuoti, nepradėjus investuoti. Ir pasibandykit tiesiog mažom sumom, pamatykit, kaip turtas svyruoja ir kaip jūs jį įtakoja. Galbūt SPIL vienas vienetas šiuo metu kainuoja 16 eurų. Nueinat naudotojo sritis, nueinat periodiniai mokėjimai, užsistatot kas savaitę, kas mėnesį. Bus toks paprastas pavyzdys, kaip galit kas savaitę investuoti po 20 eurų ir pamatyti, kaip tai yra nemokama, nes periodiniai mokėjimai būtent nustatymus leidžia padaryti nemokamus. Tuo pačiu duos jums tokios truputį suvaldymo rizikos, pamatyti, kaip mažų sumų sviravimas, taip sakant, niekur nenuveda blogai ir po truputį priprasit prie didesnių sumų ir kursit vis didesnį ir didesnį turtą savo pusėje. Irgi pabrėžiam, kada valiuta iš tiesų yra svarbi būtent jums. Jeigu jūsų horizontas labai trumpas, jei artimiausiu metu planuojat didelę išlaidą kita valiuta, tarkim, greitai pirksit kažką už dolerius, arba jeigu pensiją leisi ne eurozonoje, tokiais atvejais tikrai verta pagalvoti. Beje, egzistuoja tie patys currency hedged pasirinkimai, tai šitoje vietoje, jeigu nagrinėsite tam tikrus ETF-us, ieškokit currency risk, currency hedged, arba, šiuo atveju unhedged pasirinkimai. Ir tai fondų versijos, kurios valiutos svyravimą pridengia tam tikrais mechanizmais. Bet reikia suprasti, kad tai truputį brangiau kainuoja ir ilgų horizontų dažniausiai tai duoda prastesnius rezultatus. Tai mano nuomonė labiau toks rizikos valdymas, negu jos kažkaip išnaudojimas savo. Ir vėl, paskutinis dalykas, jei šis video tau nuėmė bent vieną baimę pradėti, logiškas kitas žingsnis jau nebe kokią valiutą rinktis, o kaip apskritai padaryti tą pirmą pirkimą. Būtent tam turiu atskirą video, kaip pradėti nuo visiško nulio. Paliksiu jį čianais, paspauskit, pasižiūrėkit ir jeigu šiandienos video patiko, tai nepamirškit like ir subscribe ir susitiksim sekančiame epizode.